geodezijos, galvoju, kad reikia būti verslininku, o kaip iš tikrųjų idėją įgyvendinti jūs papasakos kitas Mindaugas, kuris yra praeitą konkursą Verslau nugalėtojas. Tai, prašom Mindaugai. Labas rytas. Turėjau šiek tiek anksčiau kalbėti apie mano kavos puodelį. Esu Mindaugas ir su praeitų metų Verslau projektų nugalėtojas, bet šitą projektą, kuriuo mes nugalėjom, dar mes įkūrėm. Turim daug problemų su IT sritim, bet vien dėl to, kad tas projektas yra kaip didžiulis, tai mes bandysimės pirštinę į Kieta LT ir Bilieta LT daržą. Susimarom kaip bilietų šiek tiek. Bet prieš tai, dar prieš dalyvaujant šitame Verslau konkurse, aš jau turėjau savo verslą. Jis yra šiek tiek kitoks, tai yra elektroninė komercija. Aš girdėjom geodeziją, girdėjom kitus dalykus, turėjom formulę. Aš jums galiu papasakoti, kaip ta formulė veikia praktiškai, kiek yra daug problemų, kiek yra daug džiaugsmų iš tikrųjų toje vietoje. Trumpai, internete aš jau dirbu 5-6 metus, šitas logotipas atšmeriauti, nes šitoj įmonėje aš įgijau labai didžiulę patirtį, sėdėdamas tam pačiam ofise šalia savo generalinės direktorės ir šalia Baltijos šalių pardavimų vadovės, kuri darė kasdienės funkcijas, kasdienės užduotis, aš sėdėjau šalia, ką tik nuo universiteto suolo, visiškai nieko nemokėdamas ir būtent ten susirinkau labai didžiulę patirtį. Kaip viskas vyksta, kaip vyksta procesai, kas aplamai yra verslas, kaip yra perkama ta avis ir kaip iš tos avis yra padaromas kažkoks elnias. 3 metai praėjo, prasidėjo didžiulė krizė, kadangi čia šitas sritis yra susijusi su nekilnojamu turtu, tai veiklos labai mažai neliko pas mus. Ir turim naują. Vynas, mano planuotis, sukurtas projektas. Sukurtas prie Mundulio, turbūt man labai pasisekė, nes aš dirbdamas tenais generavau daug minčių, turėjau idėjų, turėjau daug energijos, bet visą laiką laikiausi minties, kad verslą pradėsiu sulaukęs 30-28 metų. Darysiu, kursiu, eisiu, mane samdys žmonės, sakysiu, kur tik galiu, imsiu visą patirtį, statysiu galvas, skaitysiu knygas, domėsiuos ir tik tais, kai jau jausiuos labai stiprus, pradėsiu savo verslą. Gavosi taip, kad gavosi taip. Ir esu čia, labai džiaugiuosi. Ir šitą verslą sukūrė šiek tiek kiti žmonės, bet mintį aš jau panašiai prieš tai turėjau. Ir tais atsitiktinumo dėka turėjau vieną susitikimą su šito verslo kūrėjais, kurie tai sukūrė, bet jie nelabai žinojo, kaip reikia tą verslą daryti internete. Nes jie tai darė prieš tai kitus verslus, kurie yra susijęs su gamyba, logistikas ir taip. Ir sako, arba tu jį pasiim, mes privatizuojam, arba mes jį darom ir konfiguojam. Šūkis buvo didelis, sakau, okei, bandom. Dėl to, kaip pradėti, kaip prieš tai kalbėjo geodesininkai, kad reikia rašyti verslo planą, reikia skaičiuoti labai daug, išanalizuoti rinką, ieškoti nišos, ieškoti savo tikslinės grupės. Šitas dalykas man atkrito, nes aš gavau sukurtą sistemą, bet ta sistema buvo labai, tokia šiek tiek šlupa, nedadaryta, nedagalvota. Daug neskaitom. Jeigu pasižiūrėt, kas yra šiandien ir kas buvo prieš 2 metus, nes čia yra jau metai nepilni, tai jinai yra kardinaliai pakeista. Bet idėja pati, identiška pati. Idėja yra labai pati forma. Mes parduodam dovanas. Dovanas tai yra kartingai, oro balionai, prasparniai, spa masažai. Absoliučiai viskas, kas yra pramoga, paslauga. Yra Jonas, kuris turi jachtą trapuose, plaukia žmonės, mes sakom Jonai, darom tavo jachtą pridėtinę vertę. Tavo jachtą supakuojam kaip į dovaną, įdedam į internetą, bendrą duomenų portalą, ir jeigu reikia pamatyti dovanos, jinai gali nusipirkti jachtą. Paplaukti jachtą. Tai yra, šiandien yra 400 su trupučiu tokių pramogų, o kaip Klaipėdoje yra nemažai įvairių pramogų, kur jūs galite tiesiog laivų paplaukti, pavakarieniauti.
masažą pasidaryti ir taip toliau. Tai ta pridėtinė vertė šitą vietą žaidžia tą vietą, kad aš turiu restoraną ir aš tavo paslaugą, vakarienę, supakuoju gražiai pakuoti ir sakau žmonėm, va, yra dovana. Tai žmonės prieš kad jie nusiperka kaip dovaną. Iš to mes uždirbam komisinį, uždirbam kitais atvejais iš reklamos, iš rinkodaros, bet jokių rankų nededam. Jeigu jūsų jachta kainuoja 100 litų, tai mes jau 100 parduosim. Mes gausim kitais komisinį mokestį, tai kitais būdais dar ir mes sukursim tau turėti, kad tu galėtum tą jachtą parduoti ne vieną per mėnesį, bet ir 20 per mėnesį. Praėjo metai, praėjo 1 klasė, daug ko mes išmokom, daug ko sužinojom, nes tai buvo pirmi metai, kai tu pats gyvai darai verslą. Tu prieš tai skaitydavau knygų, žiūrėjai, nagrinėjai, matei, bet tu esi pats verslininkas, turi galvoti ne vien, kad 6 viskas galiu keliauti namo, bet turi galvoti, kaip išmokėti atlyginimus darbuotojams, kaip paskleisti apie savo įmonę žinią, tu turi išmanyti buhalteriją, tu turi išmanyti rinkodarą, turi išmanyti motivaciją, personalo valdymą ir daug kitų sričių, kurias anksčiau kiti darydavo. Mes visi einam darbą, viskas ok, mes gaunam užduotį, ją padarom ir baigiam. Tai šitoje vietoje yra daug kitaip ir daug dalykų. Tiesiog aš dabar bandysiu skaidyti ir apie kiekvieną sritį šitą kaip papasakoti. Svarbu komanda. Jeigu mes turim idėją, visi mes ją turim kažkokią, tai ne visi drįso pakelti ranką, jeigu čia sėdi, jau kažką turi. Idėja neįliks tik idėja to, kurios nepabandysit jos padaryti. Kalbant apie e-komerciją, jinai Lietuvoje yra visiškai šiandien dar neįsivyšiusi. Lygių LT vienintelis flagmanas, kuris tempia visus ir šviečia žmonės, kad tu gali pirkti internete ir mes tikrai atsiųsim tau tą prekę. Tikrai ją gausi ir nepermokėsi, nes tai yra labai geras dalykas provincijos žmonėm. Jeigu mes gyvenam rajone, kaime, reikia šaldytuvo, mes turim važiuoti pas kaimyną, sakyti, kaimynė duok savo mygtuką, aš važiuoju šaldytuvo, pirkti Šiaulius. Važiuoju Šiaulius, pasirinku šaldytuvo, pasikraunu, pasininku, pasijungiu. Čia jau žmonės perka. Yra labai daug pavyzdžių, kai žmonės 60 metų pensininkai užsisako šaldytuvą ir pristatykit man į namus. Poryt. Ir pristato, atveža jiem būtent didžiulis snakas. Ir LT mes esame įsitikinti, kurie dirbam e-komerciją, kad jie daro tą dalyką, iškviečia žmonės, kad tai veikia, tai yra gerai, tau nereikia nieko reikia iš namų. Tu atsisėdi vakare, su kavute, užsisakai padaryti. Kad įgyvendinti idėją, tai yra labai svarbu turėti komandą. Komanda tai nėra, kad aš ir jūs buvo dar kažkas. Tai yra žmonės, kurie mato tą patį daiktą vienodai. Įtiki tą, ką jie daro. Juos reikia dar motyvuoti. Su jais žmonėm reikia dirbti, nes neužtenka pasamdyti vadybininką, pasamdyti buhalterį. Tu turi, yra žmogus, tai yra gyvas organizmas. Tai turi būti tavo labai geras draugas ir irgi yra gan mažas mokslas. Didelis skirtumas, kai tu turi savo įmonę, yra vadovavimas. Prieš tai, kai tu esi samdomas žmogus, tu gauni užduotį, tu turi savo aukštesnius žmonės, tu turi jam būti atskaitingas, bet tavo visas darbas yra grynas darbas. Aš turiu planą, kurį turiu gyvendinti ir aš jį gyvendinti. Kaip tu turi savo žmonės, turi įsigilinti, tu turi mokėti vadovauti. Turi išmokti deleguoti užduotis, turi išmokti skirstyti darbus, turi išmokti juos užmotyvuoti, kad jie tai padarytų 110%. Tai pirmieji metai ir man buvo gan naujas sritis, kai aš turiu mokytis vadovauti žmonėm, deleguoti užduotis, nes vienas, kuris pradeda pats verslą, galvoja, aš žinau, aš tikiu, aš padarysiu. Po pusmečio tu matai, kad tu nebespėjai padaryti. Tu matai, kad tu šitą darbą gali duoti Jonui, šitą dalį Petrui, o pats tu reikia prie tų pačių pagrindų, kurie yra patimi ir kurių pavykitas nepadaryti. Tai išmokti vadovauti taipogi yra labai svarbu ir šito niekada neapsėsime. Jeigu mes darysim, kaip anksčiau darėm, kad aš lūkesčiu šitą, tu padarai šitą, kažkas gausis, nesigaus. Reikia kartais sprendti
bet išskirtinumą reikia sukurti taipogi darant pridėtinę vertę. Kalbant apie šią mano sritį, tai mes turim labai stiprius konkurentus ir aš esu pataikęs labai didžiulį mūsų kad vieni konkurentai Lutono grupės pinigų turi labai daug, konkurentai 6 metai, kurie turi šitą sritį labai gerai. Ir mes, kurie esam 2 metai nepilni, bandysime sritį, kaip aš juokausiu nuvysti, mes kaip lietuvių atėjo rinka. Maži, bet jie lenda. Išskirtinumą mes sukūrėm atsisakydami savo prekių ženklo ant dovanos. Šie yra keli pavyzdžiai iš mūsų kelių klientų. Užsisako kvietimo kompanija dovaną savo įmonei. Visos absoliučiai, jeigu aš pirksiu dovaną įmonėje Akropolio čekius, tai mano dovanos, bus Akropolis. Jeigu aš pirksiu dovaną iš mūsų konkurentų, tai irgi kažkur kampe bus jų logotipas. Ta dovana yra nupirkta iš tenais. Mes šitą vietą atsisakom savo ženklo dėti ir visą šitą dalyką skiriam būtent klientui, kad ta dovana būtų kaip jų dovana. Aš gavau dovaną nuo direktoriaus ir aš matau, kad čia yra mano įmonės dovana. Tai tiesiog po to yra dalykai, kad šitą dovaną jis gali iškeisti pas mus, pasirinkdamas, ką jis nori ir taip toliau. Išsiskirkit kiekvienam versle yra labai skirtingų dalykų, bet skirtumas yra būtinas. Jeigu tu darysi tą patį ir konkuruosi arba kainą, konkuruosi pažintim, galbūt tau pasiseks, jeigu mes susimsim, pavyzdžiui, medieną. Tai konkuruosim plotą. Medienos kokybė ir kaina. Arba jeigu aš pažinau Klaipėdos perkėlos šakų vadovą, aš gausiu geresnį konteinerį ir aš į medienos parduosiu pigiau. Viskas, bet jeigu reikia konkuruoti, tai išskirtinumas jis reikia būti. Teledukomis jis yra, žema kaina. Mintelis mums skiriasi, aukšta kokybė. Visi kažkom skiriasi. Maksima. Irgi skiriasi. Planuokit. Vieną kartą viską planuokit. Planuokit dienos darbus, planuokit savaitės, planuokit ketvirčio, planuokit metų. Planas, viską rašykit. Planas čia nėra planas. Planas, kuris yra pakabintas į darbo stalą, tada yra planas. Ir dažna klaida jaunų žmonių energingų, kad jie turi labai daug energijos, turi daug minčių, turi daug vizijų. Šiandien darau vieną, poryt darau kitą, užporyt sugalvoju, šitas turi veikti, darom šitą. Planuokit. Mes, gyvas pavyzdys, kaip mes darom, mes planuojam ketvirčiais. Mūsų veikla yra labai sezoniška. Vasarą visi žmonės pramogauja lauke, žiemą visi pramogauja viduj. Mūsų planavimas yra ketvirčiais. Mes planuojam, kas bus po ketvirčio. Mums reikės labai daug sparnių parašiutų, jachtų, žvejybų ir toliau. Vasarą, atėjo ruduo, mes su vasarą dirbom ties tom, kad reiks daug vakarienų, daug degustacijų, daug kažkokį, kas vyksta viduj. Planuojam savaitės darbus. Išsikeliam tikslą ketvirčiui, susiskaidai smarkiam darytėm savaitėm. Pirmadienį tu matai savo savaitės planą, tu įsiskaidai darbo dienom. Ir tu tada po gabaliuką, tu matai, kad man galas, vyko, spėjau. Nebus plano, nespėsit niekada. Niekada nebus laiko. Strategija. Kiek metų, sakė, turėjo? 5 metų, kiek strategija turėjo? Mes turim 3. Šiek tiek mažesnė, bet nes veiklas skiriasi taisyti. Tai strategiją turim iki 3 metų, žinom, kad kas mes norim būti, kaip mes norim atrodyti. Ta strategija taipogi yra suskaidyta metais, kas turi būti po metų, kas turi būti dar po 1 metų ir po 3 metų. Ir 1 metai praėjo, gan sėkmingai mes to plano laikomės. Mes pasiekėm, ką mes užsibrėžėm, net daugiau pasiekėm. Ir šie metai liko 3 mėnesiai, tai manau, 3 mėnesiais pasiruošę. Strategija būtina, nes, kaip sakiau, visą laiką planas, jisai, kuris buvo užvakar, jisai nebus toks pat poryt, kokį aš maniau, kad bus. Jisai visą laiką keičiasi, kasdien kinta. Bet strateginis planas yra tas rodiklis, ta kryptis, nuo aš turiu eiti, aš galiu šiek tiek svyruoti, kažką koreguoti, keisti, bet tikslas turi būti
ten yra, o ne kas nebus ten, negrybiausia šalai. Po to jau keis kažką bus specialaus. Mylėkit klientą kaip savo artimą žmogų. Pardavimo procesas, jisai, visi mes mokėmės, yra daug seminarų mokymų, kaip skambinti, kaip pasiūlyti, kaip ruošti komercinį pasiūlymą, kaip viską daryti, žingsnių pradžių. Mes mylim tikrai labai klientą, nes pardavimo procesas pas mus prasideda nuo to, kad jis mums paskambina ir sako, man mano sesės gimtadienis 30, ką gali rekomenduoti. Mes rekomenduojam, tai išsiaiškinam, ar ten miestas, kaina, biudžetas. Vyksta pardavimas, nevyksta pardavimo, būna taip ir taip, neišsirenka, netinka, dar kažkas taip. Vyksta užsakymas, vyksta dovanos suplakavimas, vyksta dovanos išsiuntimas ir su to klientų realizmo metodu, kol mes įsitikinam, kad jį pasiekė ta dovana supakuota, kuri tvarkinga, nesuplėšina vokė ir bendrai pasiekė. Nes kiek jūs iš jūsų žmonių perkate internetu? Daugiau. Kiek iš jūsų perkate internetu, jūs užsisakėt prekę, na, ten būna parašyta pristatymas 2 dienos, 3 dienos, 4 geriai. Kiek jūs gavot e-mailų ar žinučių su užklausimais, ar jau gavot prekę? Vienas negavo. Sumokėt pinigus, įvysim ir viskas, tai mūsų vyresnis. Tai šito vietoje yra labai didžiulė e-komercijos sklaida, kad visa logistika vyksta per kurjerius. Lietuvos paštą turi ir tarnybos, kurių yra labai begalė, nėra labai gerų tarnybų, nes dažnai vėluoja siuntos. Ir mes per tos nepilnus 2 metus išsigryninom ir suradom tikrai neblogą vieną kompaniją, kuri tikrai dirba 6:30, kartais vakarą nuveža ir pristato viską siuntimų namus. Tai mylėti klientą nereiškia, kad reikia turėti iš jo pinigus ir imti būtent ir viskas ir po 2 savaičių dar nusiųsti naujienlaiškį jūs mato. Tai reikia, nėra sunku paskambinti paklausti, ar tu gavai savo šaldytuvą, ar tu gavai knygą, ar tu gavai kompaktą, dar kažką. Vienas žmogus mėgsta dėmesį. Jeigu būtų paskambinti paklausę, ar gavai, tai gavau super motyvą. Kitą kartą, jeigu reikėtų vėl šaldytuvą, kuris iškoti, jam iškoti. Tas grįžtamasis ryšys pas mus yra tikrai aukštas, kas buvo labai ypatingai, mes man džiaugiamės, kad žmonės atėję, susiradę ir nusipirkę, nemaža dalis jų grįžta. Vėl yra gimtadieniai, progos, jubiliejai, šventės, darbinės, asmeninės, jie grįžta ir tas klientas rodiklis palyginus, kurį pas mus yra tikrai aukštesnis už žmonių. Reklama, bandėm viską, bandėm pasakus apie internetinę reklamą, darot verslą internete, kas veikia, kas neveikia. Mes nusipaišėm nuo troleibusų Vilniuje turėjom, ir televizijos, ir stulpų, absoliučiai viską. Bandėm. Ir dar nuo kitų darbų, taipogi internete, aš jau laikausi nuomonės, kad jeigu tu esi internete, tai tu ir būk internete. Nesakau, kad nereikia televizijos, nereikia televizijos, tačiau jeigu mes pradėsim būti savo verslą internete ir suvesti žmogų internete, jį pakviesti pas save, vienintelis ir geriausias būdas tai yra dirbti internete. Daug pavyzdžių galiu pasakyti, viešinų gatve pravažiuoja mašina, pravažiuoja autobusas, dar kažkas ten žiūrė reklama, kad kažkas tai .lt, užėjai čia nerealiai turiu. Okei, užėjus, aš grįžtu į biurą, nepamenu. Jeigu pamenu, su gaidom, ieškau darbybų, aš sėdžiu internete, kažką darausi, skaitau naujienas, paštą, dar kažką tai matau, mane sudomina, man tai reikia paspausti kažkas. Kainų santykių įdomti. Pačiai pradžiai, pati pradžia vyksta posėdį, naudoti Google, numeris 1, visi klientai ateina Google. Tuom tai gerai, tuom, kad jeigu jūs turit internetinę parduotuvę prekiauja obuoliais, pavyzdžiui, man reikia obuolių. Aš įvesiu obuoliai internetu. Ir tada rodysiu jūs. Tai ateis žmogus tas, kuris jau yra suinteresuotas jūsų prekia. Tad jūsų užduotis bus tiktais netrukdyti jam nusipirkti. Pardavimo
Sprendimas irgi yra dviejų rūšių. Yra mokėti sukurti poreikį ir tiesiog netrukdyti nusipirkti. Jeigu žmogus ateina į telefonų saloną ir jis jau ateina ne šiaip laiką. Būna, kad jis ateina, jam reikia telefoną. Ir būna daug atvejų, kai jiems sutrūkdo nusipirkti telefoną. Ir įkyrios konsultantės, arba šis nėra konsultantės. Jeigu aš matau, kad žmogus jau ten kažkur ieško duomenis ir penktą, kad reikia pertikėti to telefoną, tada reikia kito žmogaus. Tai tais atvejais jau belieka, tais tą klientas jis ateina pas jūs. Ir Google reklama, jinai veikia labai stipriai ir pačiai pradžiai tikrai negailėkite naujų žmonių reakcijų dabar. Pataupyti kažkur kitur ten dėkitės, tik iš ten sudėsiu visus labai aktyvatus. Ir taip, aš nesigiliu, kad lindau šitą nežinomybę, išgyvenom, esame daug laimingi ir galim pasidirbti už žinoma, ir augam, visos vėlės auga. Kyla kartais minčių, kad lengva sėdėčiau kokiai įmonėje nuo 8-5 gaučiau fiksuotą atlyginimą ir neskubėtų galva, nes nereikia rūpintis nieko, nereikia rūpintis turizmu, buhalterija, kažkas negavo dovanos, kažkas pasimetė dovaną, kažkam ten sistemoje daug, yra tokių kasdieninių darbelių, kurie suvalgo laiką, bet taipogi nedaugo stresą. Bet tai praeina, matai, kad auga, yra daug žmonių patenkinti, kurie įsidėjo kipės, jie grįžta, sakoma, o į dar. Ir tu turi savo laisvę. Aš galiu pasiimti atostogas per krepšinio čempionatą, aš galiu pirmadienį gal neteikti darbą kartais, bet tuo pačiu tu ne tai, kad gali, bet tu turi kartais sėdėti darbe iki 6 ir turi atsidėti telefoną šeštadienį. Yra pliusų ir yra minusų, bet tai priklauso kaip nuo patys žmogaus. Jeigu mes norėsim jaunesnio, tai ramu, norim kažką daugiau pasiekti, norim išbandyti tiesiog save. Išbandai tai yra neįkainio padaryti. Kad ir tokia turi idėją skirti kažkiek laiko, vasarą, nežinau, kažkada pabandyti. Šiandieną daryti verslą Lietuvoje yra kaip niekada labai lengva. Tas reikalas reikia pasakyti esmę. Įmonės, kaip minėjau, jis čia atvažiavo vien tik tam, kad jūs jums pasakyti, kad jūs ateikite ir pasakyti pinigus. Jūs parašykit verslo planą. 2 puslapių. Tai užims vieną vakarą. Prieš tai savaitę biškį paminuoti, galvoja, ką ten rašysit. Be šito projekto Mindaugo yra dar ne vienas pinigų projektai, tiek savivaldybės remia, tiek yra fondai, verslo angelai, kurios laikim ištingai tvirtai sakyti, va, turiu idėją, čia jums surašiau, viskas yra apskaičiuota, man reikia tokios sumos, ir jeigu viskas ateina, tiek man bus gerai, tiek ir jums gerai. Jūs turėkite komandą. Jeigu ateisit vienas pats, kalbėsiu jūsų idėjai, viskas gerai, bet jūs vienas pats to nepadarysit. 2-3 žmonės, su kuriais darysit. Tie 2-3 žmonės turi būti tos srities, turintys simpatiją. Jeigu aš dabar sakyti, man būtų kažkokį verslą, tokia bandelės, aš nemokėčiau. Reikia dar pusmečio išsiaiškinti, kaip tos bandelės kepama, kaip veikia bandelių visą rinką, veikėjai, užsakovai, vystyti, taip toliau. Aš atėjęs su verslu planu kėp bandelės ir parodyčiau savo savybę, man nedaug. Tai verta spręsti jų. Aš manau, labai negazinau. Norėsim vasarį Palangą. Turėdami šitą, sakykime, tai tikrai verta daryti. Tikrai šiandien yra labai sąlygos, tikrai labai geros. Įmonė gali įsteigti per porą savaičių. Daugiau yra dalykai, jau duos tas pinigus. Turėkite idėją, būkite ryžtingi, užsispyrę, nepalūžkite pirmoji nesėkmėj. Liūsit, aš irgi griuvau ne kartą, man skambina tą pačią dieną, kokie 5 teikėjai, sako, mano vaktas. Tu pažiūrų sąskaitoj, kad darytų, bus dar algas neišmokėtos. Reikia, kažkaip suktis reikia. Visą laiką, bet reikia ir kad reikia niekur bėgti nuo problemų.
šiandien nėra pusrytoj, labai šimtai persiunti jam, persiunti į tą. Darbas automatiškai duoda rezultatą. Niekada net nepastebėsi, žiūrėk, kad kuo. Yra tų pinigų, visai atsiskaitai, ir uždirbti, ir jeigu pradėsim offsetas. Jeigu paklausit, bet kurio žmogaus, kuris turi milijoną, paklausit, jis pastebėjo, kuris tą milijoną žaidimą, jis atsakys, kad jis pastebėjo, kuris atsiskatos. Jis apdirbo savo mėgstamą darbą. Jis milijonas kažkaip padėjo. Ačiū. Aš dar klausau. Gali Mindaugai pasakyti, papasakoti apie patį sunkiausią momentą tavo versle? Kaip iš jo išėjai? Pats sunkiausias momentas, tai? Pačio tokio vieno, kai sunkiausia jo nebuvo. Pati pradžia buvo sunki, nes minėjau, mes pasėmėm įmonę, kuri buvo nusteikianta, jinai buvo, turėjo daug skolų, bet turėjo labai gerą idėją. Jinai nebuvo išsukta ir nebuvo išlyginta. Ir pats sunkiausias momentas buvo pati pradžia, kai pradėjai, savaitę laiko tu viską įliesi, nes mes yra ir tu nežinai, nuo ko net pradėti reikia. Tam ir yra strategija, tu turi susidėlioti. Yra produktas ir tu turi perlipti per save, turi kasdieną vadovauti savo. Tave tau nieks nespėri užpakalį kaip darbe, kai ateina direktorius, sako, tu darbas. Tu turi pats tai savo daryti, turi pats tai naudoti, turi pasiekti tai, ką reikia pasiekti. Sunkių momentų yra tikrai nemažai, kai atrodo viskas labai čia, viskas išbūdinta, nebūdinta, supotas klientų, nuostabus, bet neperka viskas. Nėra užsakymų. Išlaidų yra darbuotojai, yra kompiuterė, padėjant į darbą jau sodra, jau sąskaitų žmogavusiais mokesčius. Ir tie momentai tiesiog iš pradžio yra sunkus. Tada tu įgundi ir užauga tavo stipresnį, nereikia pridėjimus. Tai yra problemos, kurios yra nuolatinės versle. Tu reikia spręsti problemas, jų būna daug. Tokios tylos, kaip aš žiūriu, nėra. Daug smulkių žmonės, kurie nepadėjo, kurie turi reikia. Darbo karto po kito pranešimo galėsim stalo, aš galėtų atvežiu jums nuolaidų kuponų, kuriuos galėsim panaudoti. Jų man jau tai prieš kalėdas, manau, tai sutaurysit kavos ar kavos pagalbą. Gal dar kas nori? Aš tik pasinaudoti progą Mindaugą ir prieš tai būsius pranešėjas Geosmart pakalbinti per kavos pertraukėlę. Dabar mes turim taip pat kitą pranešėją svečią, kuris, kaip sakant, keliavo praktiškai aplink pasaulį, dirbęs ir Berlyne, ir Amsterdame, ir Stokholme, bet pasirinko vaiką. Tai norėčiau pakviesti Lothar Rave.